Ačiū šlovintojai. Aleliuja. Kokiu Dievu, sako, tu tiki? Ar ne, kartais sako, kokiu Dievu tu tiki? Ar tuo, kuris dovanojo viską? Ar tuo, kuris nieko neduoda? Todėl kartais reikia pabūsti, nes tokia būsena būna, kad nieko neduoda. Todėl tenka atgailauti, sakyti, Jėzau, atleisk, aš tikrai pamelavau, nes tu man atidavai viską. Nes teisusis gyvena neregėjimu, bet tikėjimu. Amen. Aleliuja. O kai gyvens tikėjimu, tai ir pamatys, ką dovanojo Jėzus. Amen. Pirma, tikėjimas, po to sukūrimas. Amen. Aleliuja, sakyk, aš kurėjo vaikas. Kurėjo vaikas. Aleliuja, aleliuja. Kaip gera atspindėti gerą. Kaip gera kalbėti gerus žodžius. Kaip gera statydinti, kaip gera. Amen, atspindėti Kristų. Nes jis toks yra geras. Amen. O jis gyvena tavyje. Ir kai tu ir aš leidžiam jam gyventi, jis tiesiog gyvena per mus ir jis to ir troško. Amen. Amen. Dar nesusiruošėsi. O jis to ir trokšta. Gyventi tavy. Sakyk, Jėzus trokšta. Gyventi manyje. Ir aš jam leidžiu. Amen. Kiekvieną kartą stebėkim, kiekvieną dieną ar leidžiam. Amen. Nes kai aš kalbu negatyvius dalykus, kalbu liūdesį, nuotaiko tokio, aš neleidžiu jam gyventi manį. Tada aš gyvenu su savo emocijom, su savo įsivaizdavimais, įsižeidimais, piktumais ir taip toliau, ar ne? Todėl kiekvieną rytą tegul atsinaujina Dievo malonė, kad ne mes gyventume, bet Kristus mumise. Amen. Ir brangiai, tai, ką girdim, praktikuokim. Praktikuokim tai, ką girdim. Praktikuokim, nes tai tikras žodis, jis nori gyventi mumise. Amen. Taip norisi kuo daugiau vietos jam duoti. Ir mažiau savo sielai, savo įsivaizdavimas, savo jausmams, ar ne? O tegul gyvena Kristus. Ir mes šiandien kalbėsim apie pamatą svarbiausią Kristų. Šiandien toks didelis pavojus visame pasaulyje. Išstumti Kristų. Vyksta didelė kova. Vyksta didelė kova, kad išstumti Kristų. Ir todėl mes turime neapsigauti. Mes turime neapsigauti, nes norima įvesti į tai, kad Dievas ir viskas. O Jėzų išstumti. O Dievas, tai toks visų bendras Dievas, kažkoks tai Dievas. Vedame į tai, kad visi liktų prie to vieno Dievo. Neaišku kokio. Nes jei nepriimam Jėzaus, reiškiasi mes ir Dievą ne tą priima. Amen. Nes Dievo žodis sako, kas priima Jėzų, mane priima. Amen. Kas nepriima Jėzaus, tas gali bet kokį Dievą pradėti garbinti. Todėl norisi ir giesmių daugiau apie Jėzų. Amen. Kad neužsimirštų. Be abejo, Dievas, tėvas svarbus, bet kad neliktų tik tėvas. O tas, kuris mums duoda jėgą ir viską, kuris gyvena mumise, būtų užmirštas. Toks aplamus Dievas. Kaip čia pasakyti? Aplaminis Dievas. Bendrinis Dievas kažkoks tai. Todėl turime būti blaivus ir budrus paskutiniais laikais, nes į tai vedama. Todėl draugaukim su Jėzumi, dėkokim Dievui už Jėzų, draugaukim su šventąja dvasia. Amen. Su gyvu Dievu.
kad neliktų tik Dievas. Neaišku, koks jis tas Dievas. Amen. Mylėkim Dievo žodį, Jėzaus žodis. Mylėkim jį ir stovėkim ant šito pamato. Ir ne tik žodis, bet ir apreiškimas Dievo žodžiu. Amen. Tikėjimas, apreiškimas. Mes išstovėsime ant apreiškimo. Vien, kad žinom apie Dievą ar žinom Dievo žodį, tai dar nereiškia, kad mes stiprus ir nugalėsime piktąjį. Mums reikia, kad jo žodis taptų apreiškimu, kad mes su tikėjimu ir apreiškimu tada mes nugalim priešą. Amen? Nes daug teologų žino Dievo žodį, dar gal geriau už tave ir mane, bet juo netiki, juo negyvena ir niekada nenugalės nei priešo, nei pergalingai gyvens. Amen. Ir mes paskaitysim Izaiją, pranašystė apie Jėzų, paskaitysim pranašystę apie Jėzų. Izaijo. Apie Dievą dar galima kalbėti, ar ne? Dar visai nieko. Nesupyksta žmonės, nes jie ir kažkokį tai Dievą tiki. Nežinau kokį, bet kažkokį. O pažinti Dievo be Jėzaus neįmanoma netgi. Nes jis sako, pažinsite mane, sakė Jėzus, pažinsite tėvą. Amen. Ir čia 28 skyrius, Izaijo 16 eilutė. Čia prieš ateinant Jėzui Izaijo pranašystėje kalbėjo viešpats. Todėl taip sako viešpats Dievas. Štai aš dedu Sione pamatui ištirtą akmenį. Brangų pamato kertinį akmenį. Iš čia turiu omeny Jėzų. Pranašystė kalbėjo. Šitam vertime sako, kas tiki nesielgs skubotai. Vertime rusų kalba yra parašyta esmė ta pati, bet kitaip. Brangų pamato kertinį akmenį, tvirtai įtvirtintą ir tikintis juo nenusivils, parašyta. Amen. Kuo? Tuo akmeniu, tuo Jėzumi Kristumi. Amen. Ir tas akmuo, ant kurio mes stovime. Jis sako viešpas, aš dedu Sione pamatui ištirtą akmenį. Jėzus ištirtas. Amen. Dievas jį ištyrė, kad jis tinkamas pamatas. Ir tvirtai įtvirtinta, tikintis juo nenusivils. O čia parašyta, kas tiki nesielgs skubotai. Nesielgs pagal savo protą, pagal savo įsivaizdavimus, bet pagal jo žodį. Amen? Aš taip manau, čia turėtų. Tokia prasmė. Bet aiškesnis man yra šitas rusų kalba vertimas, kad aš dedu Sione pamatui ištirtą akmenį. Įsivaizduok, ištirtas. Aleliuja, jo mums nereikia tirti Jėzaus, ar jis tinkamas, ar jis netinkamas, žinot. Ištirtą akmenį, brangų pamato kertinį, reiškia pagrindinį, ant kurio statosi visas statinys jo bažnyčiai. Amen. Ir tikintis juo nenusivils. Aleliuja. Nenusivils tikintys juo. Todėl tai pagrindinis, pamatinis akmuo Jėzus Kristus. Todėl mes visur žiūrime į jį, į jo žodį, kad atitiktų jo žodį. Amen.
kad viskas būtų tvirta pagal tą kertinį akmenį statyti. Paskui paskaitysim rašto vietas, kur parašyta, kitokį namą mes galim pastatyti, kur nėra kertinio akmens Jėzaus Kristaus. Ir jis nugrius. Nusivylęs žmogus nepastovus. Nenusivils. Tikintis jo nenusivils. Nusivylęs žmogus, jis nepastovus. Už tai, kas neturi tvirto pagrindo. Tai taip, tai anaip. Tai išlaisvinau, tai neišlaisvinau, tai atstatė, tai neatstatė. Taip. Nesistoja ant Kristaus, tok ant Kristaus ir taip, kaip jis sako, taip ir amen, ant to kertinio akmens. Amen. Ir nereikia išgalvoti kito kertinio akmens. Ir tada toks žmogus niekada bus nenusivylęs. Nes nedera tikintysis ir nusivylęs. Čia yra priešingybės. Jei tikintysis, tai nenusivylęs. Turi viltį visada. Amen. O viltis tai Jėzus Kristus. Ir kai tik neviltis šliaužia prie tavęs, ant kertinio akmens tok, aš turiu viltį. Amen. Aš visada turiu viltį, nes jis net many, aleliuja, many gyvena Kristus, tas akmuo, ant kurio aš stoviu. Ne ant žemės netgi pagrindu aš stoviu. Ir tu pagrindiniu. Bet ant jo. Amen. Kūnas stovi čia, ant šito grindų pamato. O dvasioje mes stovim ant Kristaus. Ir tai yra svarbiau, kas yra dvasioje, ant ko mes stovim, negu išorėje. Jis yra svarbesnis. Ant tvirto pagrindo stovėti. Ant Kristaus. Ir daug kartų dvasia kalba. Ir daug kartų. Žmonės kartais klauso kažkokių kitų žmonių pasakojimą, ant jų gyvenimą stato. Įsivaizduojat? Koks absurdas, kaip apgauna? Ir protui, mūsų sielai taip įdomu, va, kaip naujo, o kas naujo, o čia naujo kas, o čia dar kas naujo. Bet namas nesistato už tokių dalykų. Nesistato. Ne ta medžiaga. Amen. Ne ta medžiaga, kad statydintų tave ir mane. Tai tiesiog sielai pasiganyti vadinasi. Bet ne sutvirtėti Kristuje. Todėl toks nusivylęs žmogus greit suabejoja, jisai net laiko persekiojimų ir išbandymų. O jų ateis ir neužilgo. Todėl tuo, ką aš kažkur girdėjau, kur kažkas ką sakė, tikrai neįstovėsi, nei tu, nei aš. Amen. Bet ant Kristaus su apreiškimu tikėjimu viską praeisime. Ir išbandymus, ir kentėjimus, ir persekiojimus. Amen. Čia, tai žinot, dvasioje gerai užsispyręs. Reikia būti. Arba tas žodis sako, Dievo karalystė jėga krobiama. Velnius numušt nori nuo to akmens, nuo Kristaus. O tu stovi. Nuvedi priešą ir vis tiek stovi ant Jėzaus. Amen. Nes jei nuvažiuojam į jausmus, į emocijas, į kaip kas žiūrėjo, kaip kas sakė, viskas. Todėl, brangieji, Viešpats myli mus ir ragina, pasilikite manyje, sako. Ir ant tvirto šito pamato žiūrėkit, ar stovite. Kitaip nei vienas neišsilaikys. Ir mes mokomės stovėti. Amen. Ir ne tik girdėti, kaip reikia stovėti, bet ir situacijose stovojame. Amen. Situacijose taikome tose situacijose. Tai, ką mes girdime, tuo, kuo tikime, tuo gyvename. Amen. Todėl, kad dar tik girdim arba tik žinom,
tai dar nieko nereiškia. Bet kai įsipraktikuoji, būni geras specialistas, ne? Kai praktika praeina. Teorija dar yra teorija, bet praktikoje, galima sakyti, mirti savo supratimams, savo nusivylimams mirti, o ir pasivesti Kristui. Aleliuja. Kaip Jėzus myli mus, kaip Dievas myli mus, kad siuntė Jėzų. Amen. Ir mes galime tos malonės nepriimti. Nesuprasdami ar netikėdami, ar nenorėdami. Kūnas tai mūsų nenori niekada. Jis sako, ant manęs statyk. Ant mano norų, ant mano troškimų, ant mano geismų. Kūnas sako, o statyk gyvenimą. Tokį gyvenimą mes jau pristatėm. Amen. Ir mes matėm, kur jisai tas, kabutėse, akmuo nuvedėmas. Todėl dabar mes statome viską ant Kristaus, ant to pamatinio, pagrindinio, kertinio akmens. Ir kai ateis išbandymai ir persekiojimai, mes negyvensim baimėje. Mes gyvensim viltyje visada. Amen. Nes viltis ir Jėzus jis nesikeičia. Aplinkybės keičiasi. Bet Jėzus nesikeičia. Ir jeigu tu pasilieki jame, tu išstovėsi, aplinkybės nenuneš tavęs ir manęs. Amen. Tai va svarbu įsitvirtinti jame. Ir tą apreiškimą prisimenu, kaip gavo Petras, mes dar grįšim, paprastas žodis, atrodo, žinom, Mato 16, bet dar paskaitysime, kaip Petras gavo apreiškimą. Taip, Mato 16 skyrius. Ir mes praeisime tuos sunkumus, turėdami apreiškimą Dievo žodžiui. Nežinojimą Dievo žodžių. Žinai, Dievo žodžiu ateina situacija ir matai, kad tu neturi jėgų. Už tai, kad apreiškimo negavai. Todėl Dievo valia, kad kiekvienas žodis čia esantis Jėzaus taptų apreiškimu. Aš tai meldžiuosi, sakau, Dieve, apreiškimų šviesa, apšvies mane, prišviesk mane. Visas žodis tegul tampa apreiškimu. Amen. Va, ką mes turime veikti. Šitą laiką, kol ateis tie išbandymai, tai kad kiekvienas Dievo žodis taptų apreiškimu. O nesidairyti, kur kas ką sakė, kur kas ką vedė, kur kažką naujo, kažką darė. Amen. Nesakau, kad negalima visai žiūrėti, bet jeigu žiūrėsiu daug, nuneš. Ir Jėzus liks jau ne akmuo, jau akmuo kažkas kitas pasidarys. Gali pasidaryti. Mato 16 ir 13 eilutė. Taip. Gavo apreiškimą Petras. Ir čia galim paskaityti nuo 13 eilutės. Atėjęs į Filipo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė savo mokinius, kuo žmonės mane žmogaus sūnų laiko, klausė savo mokinių. Kuo jį laiko? Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju, ar dar kurio iš pranašų. Jie nekalba, ką jie galvoja, bet ką jie girdėjo. Savo nuomonės nebuvo čia pas juos, tik pasakė, ką kiti galvoja. Todėl mes tikintys irgi niekada žiūrėkim, kad taip nebūtų. Nu tai ten sakė, va taip sakė, o ten dar kitaip sakė, o paskui ten dar kitaip sakė. O paskui, kada jau tiesoje norisi pasakyti, ką nors protingo, tai nežinai, kurias tiesą sakyti, nes prisigraibė visokių. Todėl tiesa viena, vienas Dievas, vienas atpirkėjas Jėzus Kristus, vienas jo žodis ir viena tiesa pagal jo žodį. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Ir tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus gyvojo Dievo sūnus. Aleliuja.
gavo apreiškimą Petras? Ar jis išgirdo iš ko nors? Jis gavo apreiškimą. Ir tai jam tapo tvirta. Ir Jėzus sako, ant šito apreiškimo aš pastatysiu bažnyčią. Amen. Kurie tiki Dievo sūnumi Jėzumi Kristumi, tiki tai reiškia ir seka juo. Žinot, tiki visi, tiki ir dreba, velnias irgi tiki ir dreba. Bet jei tiki, tai ir seku. Amen. Ir iš pirmiausia apreiškimas šitas, kad Dievo sūnus yra gelbėtojas ir kertinis akmuo. Amen. O po to pasilikimas jame ir gyvenimas jame. Kiti mokiniai neturėjo atsakymo, bet Petras gavo. Ir sako, Jėzus toliau. Jėzus atsakė, palaimintas tu Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau apreiškė. Kartais mums kūnas ir kraujas pradeda apreiškti, ar ne? Nori paimti viršų, bet gyvenk apreiškimu. Amen? Kuo tiki, ką gavai iš Jėzaus, tuo gyvenk. Sako, ne kūnas ir kraujas tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris ir danguje, apreiškė. Dievas jam apreiškė. Ir aš tau sakau, tu esi Petras. Ir ant šitos olos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Ant tokių pastatys, kurie gauna apreiškimą, kas yra Jėzus Kristus. Amen. Tai štai šito pamato mes negalime prarasti. Šito tikėjimo Jėzumi Kristumi, kad jis Dievo sūnus ir kad jis yra tas kertinis akmuo, mes negalim to prarasti. Ir sako Jėzus, ir tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tas, kuris gyvena apreiškime, Jėzaus vardu, sako, surišu tamsos kunigaikštį, kažkokioj situacijoj, duoti raktai tam, kuris turi apreiškimą. Amen. Todėl neleiskim, kad šitas apreiškimas užgestų, nes tada mes raktus pametam. Amen. Tas apreiškimas gyvas mus ir išlaiko. Ir tas apreiškimas, kurį mes gauname, kas Jėzus Kristus, ir ne tik Jėzus Kristus, bet viskas, kas čia parašyta, taps apreiškimu, tai ir yra Jėzus Kristus, jo žodis, tai yra Jėzus Kristus. Ir apreiškimas jo žodžiu, jo ir jo žodžiu, niekada nepralaimėsi. Amen. Tai kaip asmuo turintis raktus dangaus. Amen. Kuriuos Jėzus davė. O kai neturiu apreiškimo, plaukioju, abejoju ir visa kita, tai aš kartais pasiimu raktus, kartais numetu, kartais savo jėgom norim atrakinti kažką, tai savo supratimu. Bet Dievo žodžiu mes tik dviašmeniu kalaviju nugalim priešą. Amen. Turėdami apreiškimą, koks Jėzus gyvena tavyje ir manyje ir ką mums davė Jėzus. Taip mes nugalim. Amen. Kai klausom Dievo žodį, skaitom ar klausom ir užsidega. Kodėl aš kartais provokuoju, kur amen, kur amen, kur amen. Nes žmogus, kai gauna apreiškimą, jisai sukurta visas. Amen. Tai matau, sukurtėjimo taip norisi. Nes jeigu tu turi apreiškimą, jam tau krūtės. Nes jis ten jau yra. Apreiškimas yra čia viduje, ne prote. Čia jis yra apreiškimas. Ir girdi Dievo žodį, ir jeigu apreiškimą toj vietoj turi, tau ten šoktam. Amen. Ar skaitai Dievo žodį, pasibrauki ten tas eilutes. Apreiškimą gavai. Amen. Ir Dievo valia ant vieno apreiškimo negyventi visą gyvenimą.
visas žodis, kad taptų apreiškimu, tai tada aš juo gyvensiu. Aš turėsiu jėgų tada tuo gyventi. O kai tik žinau, žinot, visi žino žmonės net ir pasaulyje, kad vogti yra negerai. Bet jiems nesigauna. Ar kitą palyginimą galimas kažkokį surasti. Norėtų negerti visi žmonės, bet jiems nesigauna. Nes jie neišlaisvinti. Išlaisvina tik Jėzus Kristus. Todėl matot, kaip svarbus apreiškimas. Pirmas apreiškimas, kurį tu gavai, kad Jėzus Kristus numirė už tave, už mane asmeniškai, tu patikėjai. Amen? Jis numirė už tave, už tavo nuodėmes, atpirko, atleido, nuplovė. O, koks apreiškimas pirmas. Amen? Ir matot, šitas apreiškimas gali užgesti. Tai aš kiekvieną dieną turėčiau jo remtis, kad mane nuplovė, kad mane išgydė, ane? Kad mane išlaisvino Jėzus. Šitas apreiškimas niekada neturi užgesti. Amen? Šitas pagrindinis Golgotos apreiškimas niekada. Nes jeigu juo nesirėmė, mes plaukiam nežinia kur. Ne ant Jėzus stovim. Va. Ir taip visas žodis, kad taptų, ką sako Jėzus apreiškimu. Amen. Todėl trokškim to ir prašykim. Trokštantį sakė, pagirdys Jėzus. Amen. Ir jeigu mes sakysime, viešpatie, apreikšk man savo žodį. Ir neatlyšime niekada. Matysi, tau atsiveria vis. Įsigyvena Kristus. Vis giliau ir giliau, nes jis tos sėklos prisimenat, kad Kristų į širdį. O kai krinta jau į širdį, ten nieks nepaims. Iš proto labai lengvai. Vieną dieną žinai, kitą nežinai. Paspaudai situaciją ir jau nieko nežinai. Bet jeigu turi apreiškimą, jis iškils tau. Ir pasipriešinsi jam tvirtų tikėjimą tuo apreiškimu, kurį Kristus davė. Amen. Tada jėgų yra. Nes žinot, kartais, ten žmogui tarnavo, sakai, va išpažingai, tai jis ten išpažįsta, žinot, bet matosi, kad ne, su tikėjimu, be apreiškimo, ir ten nieko nebus. Tik pakartoti žodžiai. Bet jeigu su apreiškimu, viskas veikia, ką Jėzus sakė, viskas veikia šiandien. Amen. Jis gydė vakar, šiandien ir per amžius laisvino, darė stebuklus ir jis toks šiandien. Dievas daro stebuklus, mano Dievas, tavo Dievas daro, tavo Dievas gydo, tavo Dievas laisvina, tavo Dievas atstato. Aleliuja, jis toks pat turi išlikti vakar, šiandien ir per amžius. Ir neduokim vietos velniui, duokim vietos Jėzui. Stovėkim ant kertinio akmens, kuris niekada nesujudės. Amen. O kai ant ko kito stovėsime, viskas sujudės, nieko nėra pastovaus ir stabilaus. Taip. Mato 7. Mato 7. Aleliuja, va kokia bažnyčia Jėzus sakė pastatys. Ne aplinkybę žvalgantis, ne jausmus, ne emocijas žiūrintis, bet žiūrintis į Jėzų ir ant jo stovintis ir viską įveiksim su juo, jame ir ant jo stovėdami. Aleliuja, va kokia bažnyčia Jėzus stato. Amen. Ir tu turi tokią privilegiją jo dalim būti. Aleliuja. Todėl neapvilk jo. Amen. Neapvilk jo, nepalik jo. Tikėk juo, trokšk jo. Trokšk. Žinot, kai kartais kas nesiseka, va, aš neturiu. Niekada tai nesakyk. Sakyk, ir aš prašysiu. Amen.
Kai kitas kažką turi, o tu neturi, tas ir aš prašysiu, ir aš gausiu. Amen, sakysiu, tikrai gausiu, jei tik prašysiu. Nes Dievas nešališkas, jis visko duoda visiems, kaip tik prašom. Amen. Jis neturi išrinktinių kažkokių, bet jis duos visiems, kurie prašo. O apreiškimo šviesos tikrai. Man tai jūs reiks iki galo, nes dar vis daugiau norėsiu. Negaliu pasakyti, turiu apreiškimą. Turiu, bet aš noriu augti dar apreiškime ir dar daugiau jų gauti, kad Kristus galėtų manį gyventi. Daugiau ir daugiau, tavį ir manį. Amen. Nebent nenori. Žinot, jei nenori, tai jau, tada nieko neprašykim. Tiesiog kiek turim, to ir gyvenkim. Bet problemų daug bus geriau būti galva negu uodega. Amen. Taip, Mato 7, 24 eilutė. Čia. Ir parašyta apie tą namą. Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačius į namą ant uolos. Štai, klauso žodžių ir jeigu turi apreiškimą, tai ir vykdo. Taip pasakyčiau, nesugadindama Dievo žodžių. Nes net jėgų nebūna vykdyti Dievo žodžio, jeigu, vieną kartą, du gal padarysi, taip atsimindamas dar prūtų. Tai vat koks skirtumas, tik prūtų žinot, ir koks skirtumas turėti čia jėgą, tai vykdyti. Amen? Jėgą vykdyti. Ir sako, kas vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačius į savo namą ant uolos. Aleliuja! Pasakyk, kaimynui, statau namą ant uolos. Amen. Amen. Mokomės mes statyti namą ant uolos ir mes jį statome kiekvienas. Kiek ten pastatėm, tai nežino niekas, nei aš nežinau, kiek tu pastatėjai, tik Dievas. Ir aš nežinau, kiek pastatėjau, tik Dievas, todėl norisi, kad jis būtų teisingai statomas ant Kristaus. Amen. Ir sako, prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai, reiškia, aplinkybės kažkokios užėjusi išbandymai. O jų ateis, žinom, kad ateis. Pasakyk, kad ateis išbandymai. Bus liūčių, bus audrų, bet mes būsim pasiruošę, mes stovėsim ant Kristaus. Amen. Audra norės numušti mus. Bet jeigu mes ir toliau pasitikėsime Jėzumi Kristumi, apreiškime, stiprus būsime, nepajėgs jokios audros, jokios čia situacijos, karai numušti, niekas. Amen? Jei ir kūną sunaikins, tai amžinai būsi gyvas. Amen? Net jei tokia aplinkybė, kada ateis. Nesižadėk Jėzaus niekada. Nenulipk nuo to akmens Jėzaus Kristaus. Nes bus persekiojimai, kaip sakiau, noras, kad visi klausytų ir sektų tuo Dievu bendru. Ten bus didelė apgaulė, sakysime, Dievas yra meilė, žinot, bet neseilė. Dievas tiesą pasakė. Meilė, koks skirtumas, kokios lytys mylisi, koks skirtumas, kas darosi, koks čia skirtumas, nėra skirtumo. Ne, yra skirtumas, nes Dievo žodis yra, kuris pasakė, kaip turi būti, amen, kas yra meilė. Jėzus Kristus. Amen. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Prapliupo liūtys, skaičiau, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
ant apreiškimo. Ir kiekvienas, kuris klauso šių mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų pasistačiusį savo namą ant smėlio. Nesinori būti kvailu, ar ne? Norisi būti išmintingu ir nestatyti ant to smėlio. Ant jausmų, ant emocijų, ant kitų žmonių nuomonių, ant baimės žmonių, dar kažkokio, ar kažkas tai gazdino, žinot. Tai nedarysiu, jo, tai gėda. Tai smėlis. Tai smėlis. Nevykdo, panašus į kvailą žmogų, kiekvienas, kuris klauso šitų žodžių ir nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo. O griuvimas buvo smarkus. Va, visa tai sugrius. Kas pastatyta ne ant uolos, ne ant Kristaus, ne ant jo tiesos, ne ant jo žodžių, ne ant apreiškimo, viskas sugrius. Tu kam statyti, kad sugriūtų, amen? Geriau statyti, kad nesugriūtų. O griuvimas buvo smarkus. Ir kai Jėzus baigė šitą žodžius, minios stebėjusi mokymo. Nes jis mokė juos kaip turintis valdžią, o ne kaip rašto žinovai. Jis tai kalbėjo su apreiškimu, Jėzus. Ir jie pajuto, kur yra jėga, kur yra tik žodžiai teisingi. Amen. Ir mes esam pašaukti neteisingus žodžius kalbėti vien, bet kalbėti teisingus žodžius, jei kalbam su apreiškimu. Amen. Ir tikrai nėra jėgų, jei neturi apreiškimo. Vakar tokia situacija buvo. Žmogus kalbėjo apie plaminį dievą. Ir jeigu ne apreiškimas, jis taip norėjo ir nirtingai įtikinti, kad visi dievai geri. O aš kalbėjau, kad Jėzus, be Jėzus nieko nebebus. Ir jeigu tu neturėtum apreiškimo, šito apreiškimo, ten jėgų nebūtų kalbėti, tu pasimestum. Tai taip ir visose situacijose, jeigu neturi apreiškimo, mes esam nedrąsūs, bejėgiai, bedančiai. Todėl kodėl mums reikia apreiškimo prašyti Dievo žodžio, kad mes būtume drąsūs, mes kartais ir evangelijos neskelbiam, nes patys apreiškimo neturi, kad išgelbėti ir kad Jėzus gelbsti ir kad jis taip reikalingas kiekvienam, nes nueis į pragarą kiekvienas žmogus, kuris nepriims Jėzaus ir net gims. Amen? Jeigu tu šitą apreiškimą turi, tu apreiškimų jėgą turėdamas skelbsi. Amen? O jei jo apreiškimas užgeso, tai tada viskas ten neužgeso. Nėra drąsos. Todėl prašykime apreiškimo šviesos, jeigu kartais tai būna, kad neturi drąsos skelbti išgelbėjimo žinią. Ir ten kas žiūrės, kas kaip žiūrės, čia pažįsta, čia nepažįsta, ten neturi tokio dalyko, būti gerą dalyką ir gerai duoti žmogui. Amen? Pakalbėti apie išgelbėjimą yra labai gerai. O kai apreiškimas tas prigesęs, tai atrodo, kad tu duodi vos nešu kažkokį. Įsivaizduot, kaip priešas velnias apgauna, kai apreiškimo neturi. Todėl šviesa turi ryškėti. Amen. Druska turi surėti, reiškia apreiškime gyventi. Ir tame yra Jėzus Kristus, tada pats dalyvauja tame. Kai mes ką nors darom apreiškime, šio apreiškime. Ir žmonės patyrė jėgą, kaip čia patyrė jie jėgą, kai jis kalbėjo.
su tvirtu tikėjimu. Dievo žodis be apreiškimo tai namas pastatytas ant smėlio. Sakyk. Dievo žodis be apreiškimo tai namas pastatytas ant smėlio. Amen. Kai neturiu apreiškimo Dievo žodžiu, netikiu ten paskaičiavo, tai taip skaičiau. Tai statau ant smėlio. Ir ateina aplinkybė. Kodėl vieni tikintieji praeina sunkumus? Būna. O kitų griūna ir griūna vis tas namas. Jis griūna ir griūna. Ir vėl atsistojo tik tai. Ir vėl griūna. Už tai, kad neatsistojo ant apreiškimo. Neatsistojo ant Dievo žodžių, kai atėjo išbandymas. Arba kažkoks atmetimas ar kentėjimas. Neatsistojo ant Dievo žodžių. Todėl dar kartą kartuoja dvasia, kaip svarbu stovėti, pasilikti iki gyvenimo pabaigos ant Jėzaus Kristaus tikėjimu, juo kiekvienu jų žodžiu, jis yra taip ir amen. O žmonių žodžiai yra ne taip ir ne amen. Bet Jėzaus taip ir amen. Todėl prašykim, kai skaitom žodį, kurį velnias neleidžia paskutiniu metu žmonėms skaityti, irgi būkim blaivus ir budrus. Skaitykim Dievo žodį. Velnias nori nuvesti į internetą. Sako, va, te Dievas, žinok, ten gyvena, šnekėk, daug tai visko parašyta. Neklausyk jo melu, klausyk, ką sako Jėzus. Sako, jeigu mano žodžiai pasiliks jumise, ko tik prašysite, gausite. O norisi gauti. Bet žodžiai pasiliktų ir jumise. Amen. Apreiškimo, nes kartais prašom gal. Bet apreiškimo neturim ir netikim. Sakom, negerai pasimeldyti tuomet už tuos poreikius čia. Arba negerai pamokslau. Ne to priklauso nuo to, kaip tu priimi. Ar tapo tam tai tiesa apreiškimu? Ir nuo to priklauso, ar sulaukia atsakymų gyvendamas apreiškime ir tikėjime. Tikėjimas pritraukia veikimą, tikėjimas pritraukia. Jau aplinkybei gali rodyti, kad... O prieš pabaigą atsakymų visada paspaudžia priešas. Todėl ypatingai stovėk. Kai paspaudžia, prašai kažko tai maldoje, ne? Ir tiki, ir lauki, žinai, ir tiki, ir lauki. Todėl jis paspaudžia į pabaigą ir pažiūri, koks tavo apreiškimas. Jeigu tu su apreiškimu tu netaduos, sakys, visi aš tai lauksiu viešpaties. Amen. O Dievo karalystė jėga grobiama, stipriai jie grobia. Va, tai jeigu apreiškimą turėsim, tai mes turėsim jėgų, va taip gale pastovėti. O jei ne, jis gali priešas apgauti mus ir mes vėl viską galim paleisti. Ačiū viešpačiui Jėzui iš apreiškimo šviesą. Ką šventoji dvasia apreiškia, nieks negali to iš mūsų atimti, nieks negali. Aleliuja, man taip gera, kad aš turiu tokių turtų. O tu turi? Aleliuja, Jėzus tas turtas, tas perlas ir mes jį turime. Aleliuja, ir niekas jo negali išplėšti. Namuose pasidėsi, taip įplėš. O čia jis kitaip nori apiplėšti mus. Jis kitokiais eina priešas velnias būdais. Aš sakau, neikite bažnyčią, pagulėk, iš karto apreiškimas padėties. Sako, tau reikia pailsėti, žinau. Paskui kaip tikėsi. Jeigu bus vai nugalėsi visus priešus.
Ne, savo jėgo mes nenugalėsim priešą, mes nugalėsim priešą apreiškimu su Dievo žodžiu, kuris gyvas mūsų širdyse. Ir todėl einu į susirinkimą, nes aš noriu vėl atsigaivinti apreiškime. Amen. O priešas, tegu nervuojasi, mes žinom, kaip jis ateina. Mums nėra, nežinom priešo kėslai, ne? Parašyta Dievo žodį, taip ir mums. Nėra nežinoma priešo kėslai. Morkaus 4 skyrius. Čia yra apie tas sėklą, truputį paskaitysim 16 eilutė. Na, gal nuo 14, kad aiškiau būtų. Sėjėjas sėja žodį. Palei kelią sėjama žodis, tai tie, kuriems vos išgirdus Dievo žodį, tuoj pat ateina šėtonas ir išplėšia. Jų širdyse pasėt tą žodį. Neatiduok tų sėklos. Pareini namo ir ale, tai ko čia teisybės aktas. Jau jie kitaip pradeda rodytis. Dar susitikai su kokiu žmogum pasaulyje. Dar kitaip rodos. Tai tegul nebūna taip. Ne? Stovėk ant kertinio akmens. Ir tausiai mūsų žodžio, kurį krenta. Neleisk išrauti niekam. Išplėšė pasėtai žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolėtoje dirvoje. Išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu priima. O, taip. Jėzus gyvas, Jėzus geras, tai gali. Gali būti tik emocija. Todėl žiūrėkime, ar iščiaus širdies atvirus, kai priimam, kai amen, tai širdis atsiveria, širdis priima. O protas tai atsimena jo amen. Žino jis tą žodį, priimta jais. Bet širdis mano tuo tiki ir pritarė. Bet čia tas apreiškimas gyvena. Uolėtoje dirva išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu priima, bet jie neturi savyje šaknų. Ir įsilaiko neilgai, kol susitiko kažką. Ištikus kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jie tuoj pat pasipiktina. Ir kiti sėmė dar perškėčių, jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulį. Ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia širdį ir jis tampa nevaisingas. Atrodo, kaip viską žinojo. Todėl labai svarbu budėti, kad nenusmelktų tai, kuo tu tiki, kam tu atidavė širdį, gyvenimą ir kas tave išgelbėjo, kad turtų apgaulį žinot. O velnias žino, jisai meta tokius dalykus. Įtikėjo ir dar jis rimtai žada sekti, nu davai, duosim jam turtų. Ir jis taip pat šitą žiūrės į Jėzų, paskui tik šitą. Ir jau nebežiūrės toliau. Jis stengiasi tai padaryti. O jeigu jau ir įsigysi turtų, tai ne ten žiūrėk, bet pastoviai ten žiūrėk. Nes iš ten ateina gyvenimas, sveikata ir visa kita. Amen. Dievas ne prieš turtus. Va, tai tu apgauk velnią, jeigu jis tavo duos ką nors. Gerai? Bet tie, kurie silpni, jie prisiriša prie to, nes labai to trošku. Va. Todėl ir vat giesmė giedam, troškimas man tai tu, gyvenimas tai tu, viltis manoje tu. Amen. Giesmė. Ten tik priemonės, o šis svarbiausias, nepalikt svarbiausio, žinot. Rūpesčiai, turtų apgauliai, sukilę geismai, ar ne, kažką patraukia, kažkokio priešas pasiunčia moterims kažkokį vyrą, žinot, kuris priklausomybėse arba
Atvirkščiai vyrams kažkokią moterį pasiunčia, kad sugundytų, žinot. Ir labai daug atvejų tokių žinau ir tiek daug žmonių kritę per tokius dalykus, kai pakiša priešas ir mes išduodam Jėzų ir prisirišam prie tų dalykų. Ne? Ir palikam Jėzų. Nepalik niekada Jėzaus. Nepalik, bet trauk ir visus kitus prie Jėzaus. Amen? Va. Todėl dėsmai dalykams, kitiems dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa neveisingas. Jis toks neįdomus, vajantau, taip bėgau į tą bažnyčią, taip smagu buvo, taip. Bet kai užvaldė tie dalykai, ojai, kaip aš nenoriu, ten smagu, klausyk tam. Vat apgaulė velnio, apgaulė priešo. Todėl nesusižavėkim tuo, kas yra pasaulyje. Jėzus sakė, aš duosiu tau iš pasaulio. Ne? Aš visada draudimą nusipirkus, kaip draudimą nuo pat pradžios, kaip Dieve, nieko aš nenoriu imti pati. Aš noriu viską imti tik iš tavo rankos. Kai tu paimsi man iš ten, iš pasaulio ir paduosi. Tu mano viešpats, tu man pasakysi, ko man reikia, ko man nereikia. Amen. Ir tu apsidraudi ir Dievas girdi. Ir jis atsakys, tikrai atsakys. Ir neduos tau ir man paklysti. Bet žinot, tie kūnai mūsų greitai, tik čia gražu, tik gerai čia viskas. O geroje žemėje pasėta sėkla tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių. Kas 30-eriopą, kas 60-eriopą, o kas 100-eriopą. Štai gera žemė, reiškia širdis minkšta, priima žodį, tiki juo, apreiškimus gauna. Minkšta širdis gauna apreiškimus, nes jį priima Dievo žodį. Amen. Priima ir duos daug vaisių. O Dievas nori, kad sako, aš noriu, kad jūs neštumėt vaisius. Amen. Ne tik, kad būtum išgelbėtas aš, bet išgelbėtas ir dar žodžio klausytojas, vykdytojas ir nešantis vaisius. Todėl čia pačiam tai padaryti neįmanoma, tik tai reikia jį mylėti labiau už viską, jo trokšti, apreiškimo šviesos, jo žodžiu tikėti, nes tai Dievas pasakė. Amen. Nes kartais žodžiais žmonių daugiau žmonės tiki negu Dievo. Todėl žiūrėkim, kad nepapultume mes ant tokios bangos. Aš nesakau, kad nereikia tikėti žmonėmis, bet jei tai priešinga Dievo valiai, netikėk ir nepriimk. Amen. Tiesiog tai mums nereikalinga. Ieškokim šventosios dvasios vedimo. Mes turim gyvą Jėzų savyje, su savim, kur eini, visur jis eina. Amen? Jis sakė, šventoji dvasia apsaugok, šventoji dvasia breikšk. Neužmirškim šito bendravimo asmeninio su šventąja dvasia, su viešpačiu. Amen? Kur einame, ten jis eina su mumis. Tik tai jis, džentelmenas, jis jėga nelauš man sprando, kaip mului. Bet jinai kalbės švelniai. O aš prašysiu, kad jį kalbėtų, tai aš ją girdėsiu. O jei neprašysiu, kad jį man kalbėtų ir vestų, tai aš ir negirdėsiu. Amen. Šventosios dvasios vedimo, patarimo šventosios dvasios. Būna tokių žmonių, jie viską žino. Žinau, dar neprasidėjau, jau žinau viską. Jau. O, Dieve, gelbėk nuo tokių žmonių. Gelbėk mus nuo tokio kūdiškumo. Nuo tokio viešpatuko, žinau. Tai toks viešpatuks, viską žinau, viską suprantu, kitus niekinu ir žeminu, nes viską žinau.
gaunasi, baigėsi tokiu, kad pasmerki, nuteisi ir įsiaukštini. Va, toks veiksmas ten įvyksta. Todėl draugaukim su šventa dvasia ir tada mes būsim tikrai nepasiaukštinę, bet džiaugsimės, kad šventa dvasia kalba su mumis vedamos, o kitas žmogus jame tai, kas ne taip, pasivanskužį su meile. Te padeda mums Dievas. Todėl mes stiprus tame, ką Dievas, sakyk, aš stiprus ten ir tvirtas, ką Dievas man apreiškia. Apreikš Dievą dar daugiau. Aleliuja. Yra tokių žmonių, žinau, dar noriu daugiau, dar noriu žinoti. Mesk šitą malą. Geriau sakyk, apreikšk Dievą man savo išmintį. Amen? Nes žmonių išmintis ne Dievo išmintis. Dievo mintys ne mūsų mintys parašyta. Ir Dievo planai ne mūsų planai. Todėl prašykime ir išminties, ir vedimo, ir patarimo. Ir tegul šventa dvasia veda mus. 1 Petro, dar atsiverskim. Kad ne aš gyvenčiau, bet many gyventų Kristus. O, tokia giesmė reiktų sukurti, šventos dvasia daug tokia giesmė. 1 Petro 2:5. Žinau, sako, būkite kaip maži vaikai. Taip? Kai tu kaip mažas vaikas nedaug žinai, tai tada apreiškimo Dievo prašai. O kai daug žinai, pats nereikia nepaprašyti, viską ten žinai. O žinojimas tai nėra apreiškimas. Tai tik žinojimas. Apreiškimas yra jėga. 1 Petro 2:5 eilutė. Oi, žinai, ten sėdžiu, kodėl man čia taip parašyta. 1 Petro 2:5. Ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus. Matot, kaip bažnyčia statom? Gyvi akmenys, kurie stovi ant Kristaus apreiškime jo ir tokie statydinasi į dvasinius namus ir pastatomi dvasiniai namai. Mes čia matom dabar išorinę bažnyčios dalį. Bet yra dvasinė dalis, kurią mato Dievas ir ją stato. Tai tiek, kiek mes stovim Jėzuje, kiekvienas, toks ir statinys čia yra dvasinis. Nes Dievui svarbu ne kiekybė, bet kaip tas statinys pastatytas. Nes jei ne taip pastatytas, jis sugrius, jis gali būti didelis mase ar skaičių. Bet svarbu, kad ant to pamato viskas gražiai dėtųsi, perdengimas būtų irgi Kristuje. Amen. Ir toliau apšiltinimas Kristuje, ne namo statomas. Bet iš mūsų tokių tikinčių ir apreiškimą turinčių Jėzumi. Tai statinys statysis sveikas. Amen. O jeigu kiekvienas mes savo išmanymų, savo išmąstymų, kažkur kažką girdėjom, kažkur ką darėm ir statom, nesistatys Kristaus dvasiniai namai. Kad būtume šventa kunigystė ir atnašautume dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Per Jėzų Kristų. Kad atnašautume aukas. Auka kas yra?
Auka tavo kūno auka, sielos auka, kai negali bet ką mąstyti, o pavedam atnaujinam ją Dievo žodžiu. Kai kūną atnešti kaip gyvą, šventą, patinkančią auką Dievui. Kai jis negauna elgtis ne pagal Dievo valią, jam kančia ir tai yra auka, kai tu neleidi jam elgtis tai, kas nepatinka Dievui. Aha. Tai auka irgi dvasinis aukus. Ir šlovinį garbinį auką iš širdies viešpatį. Savo gyvenimu pašlovinam viešpatį. Netgi kalbos, kuris kalbam arba pašlovinam viešpatį. Ne. Štai dvasinis statinys iš tokių akmenų pasidaro, todėl mes kiekvienas atsakingas akmuo, kad stovėti ant Kristaus. Ir saugoti savo lūpas ir širdis, žinai, tyrume, kad statinys būtų tvirtas. Aha. Jėzaus. Kitoje rašto vietoje pasakyta, statybinė medžiaga mes esame, iš kurios Dievas stato savo bažnyčią. Tai va ta statybinė medžiaga turi labai kokybiška būti. Dvasioje, ta prasme, kuris stovi ant Kristaus, va iš tokių medžiagų jūs padaryti, kad kiekvienas turi apreiškimą apie Jėzų Kristų, apreiškimą Dievo žodžiu, va iš tokių jisai stato savo dvasinius namus. Ir mes esame jo kūnas, reiškia dvasinis kūnas, jis galva, o mes jo dvasinis kūnas. Ir sako, niekas negali dėti kito pamato. Ir paskutinį rašto vietą paskaitysim 1 Korintiečiams 3:11. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Amen. Jei kas stato ant šio pamato, iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ir šiaudų. Kiekvieno darbas išaiškės, kas ant sidabro, kas ant aukso, kas ant šiaudų. Amen. Todėl lengva tų šiaudų statyti, bet nesinori. Nesinori. Kiekvieno darbas išaiškės. Sakė, viskas bus atidengta. Kas nematom, viskas bus matoma. Taps. Amen. Galima gyventi visai priešingai Dievo žodžiui ir sakyti, nu, va, nieko čia. Nepraeis. Ateis laikas ir pasirodys viskas. Kas tamsoje, slaptoje darome, sako, bus skelbama stogu. Ar ne? Pro Dievą niekas neprieisi. Viską, ką pasėjom, šiaudus susidėjom, tai šiaudus ir galiusim. Ir ugnis ištirs ir jie sudegs, sako. Kiekvieno darbo išaiškės. Todėl diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnimi ištirs koks kieno darbas. Dievas ugnimi ištirs, kaip aš gyvenau, koks mano darbas. Ar aš tyra buvau, aš motyvai mano tyri buvau, ar aš apreiškimu, remdamasi Jėzumi, stačiau iš to apreiškimo, ar kartais tik tai šaukdamas. Amen? Todėl nesakau, kad mes jau tobulėjame, bet mes turime nepamiršti, ant ko mes statome ir ant ko mes stovime. Ir mes nenorim pralaimėti, mes norim laimėti. Todėl statysime ant Dievo žodžio tiesos ir ant Kristaus. Žiūrėsime į jį, jis tas pavyzdys. Amen. Jis ir atėjo į šitą žemę parodyti, kaip turėtų žmogus gyvenimas, jis tokiam pačiam kūne gyveno kaip mes. Ir jis parodė pavyzdį, kaip jis nori gyventi mumyse. Kaip jis ten neatsakė tuo pačiu, amen.
Jis gyveno Dievo žodžiu. Amen. Aišku, jis buvo tobulas tame, bet mes ir sekame juo. Nepasismerk, kaip sakiau, nepasismerk, jei nesigavo, bet būk trūkstantis apreiškimų, trūkstantis tiesos, trūkstantis tų sekti juo. Amen. O visi kiti dalykai antraeiliai. Reikalingi irgi, bet jie antraeiliai turi būti, nes pagrindinių neprarasti, kertinių akmens, ant kurių stovime. Nes mūsų gyvybė vienybėje su Kristumi. Aleliuja. Net gyvybė, tiek dvasinė gyvybė, gyvas dvasiai, tiek prote būsi irgi gyvas. Kūnas, Dievo jėga tiesiog gyvens tavyje. Amen. Žmonės šiandien depresija didesnė dalis, pusė didesnė depresija. Kodėl? Pamatas neteisingas. Pamato nebuvo. Žmonės mintimis savo nuklydo ir nežinodami to patys save žudo. Taip? Be Kristaus. Jiems reikia Jėzaus. Todėl priešas taip priešinasi Jėzui už tai, kad tik jis yra gelbėtojas kiekvienam, kuris šiandien vargsta. Amen? Todėl jei žmogus vargsta ir skundžiasi, visada skelbk išgelbėtoją Jėzų Kristų. Ne naujienas pasakok, bet skelbk Jėzų Kristų gelbėtoją. Amen. Nes viskas eina į pabaigą ir bus sunaikinta. Ir tai taip rodo, taip sparčiai rodo, kad viskas eina į pabaigą. O gelbėtojas vis dar vienas. Jėzus Kristus, todėl jį taip nori išstumti iš tautos, iš tautų ir visą kitą. Pasimelskime, broliai.